Kągi, sveiki visi, žiūrinis mano video kanalą. Kągi, prabėgo 2 savaitės ir kaip minėjau, aš grįžau į Galvijų ežerą 4 sektorių. Lygiai ten pat, kur buvau prieš 2 savaitės. Taigi video nesujunginėjau, nes pagalvojau vis dėlto daug laiko, žmonėms atsibos žiūrėti. Taigi darau atskirą, taigi dar vieną sesiją. Atrodo, niekas nepasikeitė, nors per tas 2 savaitės buvo ir blogesnių orų, ir geresnių, ir čia liūtis, ir atšalo, o šiandien vėl va penktadienis, ir atšilė 25 laipsniai, ežeras kaip stiklas, meškerės paruoštos, masalai paruošti, aš jums parodysiu, taip, gaudau ant to paties, ant ko ir praeitą kartą, tai Glory Fish su Tiger Nuts Plus, viršūnė. Antra meškerė tai bus Sorsas su Pineapple Banana, ir trečia meškerė, kuri eis va ten į artimesnis taškas, į va tavo įlankos kamputį, tai ten bus tigriniai išbalansuoti, pakelti. Tai tiek su masalais, sistemos tos pačios, nuėmiau helikopterius, nežinau ar tai įtakojo atsikabinimą, gal ne, gal tiesiog žuvis atsargiai. Bet šį kartą uždėjau ant abiejų, ant visų 3 running rig, laisvai slankiojančią sistemėlę. Nors praeitą kartą ir ant jos buvo vienas pabėgimas, taigi ką naudosiu, tai be abejo naudosiu Dynamite Bite Sorsą, šiek tiek įmaišysiu Sweet Tigerio ir Fish Food naudosiu Glory Fish. Tos pačius bailiukus, tai yra spot mix bailiukai, 3 rūšių viename pakelėje, tai ir dumbeliukai, ir 15-tukai, ir 20-tukai. Ir taip pat įpjaustysiu solublę Glory Fish bailiukų į bendrą spot mixą. Dar ką naudosiu, tai tigrinį riešutą, pasmulkinsiu šiek tiek ir darysiu pelečių All Season mixą, kurį praturtinsiu tokiu boosteriu, podmiksui. Taigi viskas, ką aš naudosiu. Daugiau man tai nėra ką ir kalbėti, atstumai aiškus, tie patys išlieka, 135 metrai tiesiai link nuo kranto ir 100 metrų į įlankos galą. Taigi viskas paruošta, užsimetinėsim. Kągi, praeitą kartą sulūžo rankena, tai pasirodo, ne man vienam čia tai būna. Tai užsakiau kitą rankeną. Čia ne problema, tos dalis yra ir manau jau greitai atveš. O dabar pabandysiu su mechanizuotai biškį, su suktuku pasimalt. Tai va, įdėsime Glory Fish'o. Tigerio. Dėl spalvos labiau gal, nes viršūnė geltonas. Ir aišku, Sorsas. Manau, boilių užteks. Nu ką, bandysim. Boilių šala gerai. Dirba pakankamai gerai. Ir pakankamai greitai gaunasi. Pažiūrėsiu, kaip su tigru susitvarkys. Manau, porą savelių reikia. Lengvai pasitvarkysim. Ogi viskas labai puikiai. Aišku, reikia turėti suktuką. Taigi dar pasiruošiu pelečių su boosteriu ir viską bandysime sujaukinti. Visai neblogai gavosi viskas. Belieka pelečius dėti.
Reikės būtinai pasipjaustyti solublę, glorifishą. O dabar pasiruošime peletės. Paruošime gal 2 kilogramus. Ne taip lengvai atsiplėš. Reikia nueiti žirklučių. Paruošime peiliuką. Paruošim porą kilogramų. Panašiai apie 50 iki 100 ml reikia įpilt būsterio. Nu čia, jeigu 250, tai mažiau negu pusė. Įpilt. Nu va, kažkur tai tiek. Ir viską gerai išmaišyti reikia ir palikti, kad šiek tiek įsigertų. Manau, reikia palikti kokią valandėlę, kad įsigertų. Iki tą laiką pasipjausiu glorifishą ir galima bus jaukinti. Ką, paletės, kaip matot, sugėrė visą būsterį. Kažką permaišysiu. Dabar apačiai yra biškį. Permaišyti reikia. Papjausiu solublę boiliukų. Taigi, palečių, man atrodo, dabar visų tikrai nesijaukinsiu. Paliksiu ir vakarui. Taigi darau spod miksą. Spodas paruoštas, atklipsuota viskas. Judam į priekį. Kągi, vakaras. Pažiūrėjau, paklausiau tiksliau prognozę. Tai vidury nakties žada baisią liūtį, vietras po to, atšalimas. Kažkaip nesitiki. Nes dabar, vat, aišku, kamera kažkiek šviesina, jau toksai biški temsta. Bet ežeras visiškai ramus. Visiškai. Nei vienos bangelės, vėjo visai nėra, debesis sustingė. Nu, nesimato, aišku, jie tamsus, bet kad gal čia tas anticiklono kažkoksai, tai taip sakant, kraštas pats. Nežinau, nu, žiūrėsiu. Jeigu ką, visus daiktus, aišku, reikės susinešti į palapinę, kai ką gal į mašiną. Žiūrėsiu, jeigu bus didelis vėjas, gal mašiną nuvarysiu kur nors į tokią atviresnę vietą. Nu, apžiūrėjau, sausuolių čia arti nėra, nu, žiūrėsim. Taigi, lauksim, ką atneš ta liūtis, gal kokį big fishą naktinį. Labai tikiuosi. Kągi, 9 valandos, naktis ramiai buvo vienetinių tokių papipsėjimų. Toks vaizdas, kad žuvis gal vis dėlto neranda masalo. Buvo toks darimas man kilo dabar ryte galvojant. Gal tikrai reiktų uždėti helikopterius, vėl pabandyti. Nu, nežinau, žiūrėsiu. Jo, nulijo gan smarkiai. Vėjas toks yra, bet tikrai nedidelis. Kol kas atėjo įspėjimas apie artėjantį audrą. Kol kas niekas apie tai nerodo, bet čia greitai gali viskas pasikeisti. Taigi ką, bandysim rytinį pajaukinimą daryti. Šiek tiek ir persimesti, kol dar neprasidėjo didžiulis vėjas, nes užmesti toli reikia pastangų. Nu ką, atsileido pirma meškerė, greičiausiai arba kokia koja, arba koks lynas. Reikia bandyti ištraukti. Taip, va, kaip matot, linukas. Nu ką, paleidžiamės į atkabinę ir persimesim. Tiek išsigiedrė, net ir saulė išlindo, bet vėjas stiprokas. Tai teko pasikeisti meškerės, užsidėti didesnius svorius, kada mesti, nes šonis vėjas labai nunešinėja, būtų priešinis, būtų lengviau. Užsidėjau oksus
XT horizontus. Su jais su 142 gramais irgi lengvai pasiekiu tikslą. Pasidariau pašariuko, įdėjau viskas, komponentų nemaišiau, nekeičiau. Tai yra tigras, sorsas, biškis Tigerio, Glory Fish tirpstantis ir Glory Fish Spod Mix boiliukai. Taigi va, tokia vainiko šykė, jau pradėjo fermentuotis tigrinis. Tai jinai gaunasi nebe tokia sausa, kai buvo pirmą dieną. Manau, tai yra pliusas. Kągi, sportuosim. Pažiūrėsim, ar su large spomba damesiu tą 130. Jeigu ne, tai dėsimės mažesnę spombikę. Kažkaip pasiekti šėrimo tašką reikia. Nu ką, šiek tiek vėjas aprimo, bet gūsių dar daug yra. Šakos taip netyčia einant ir nukrenta. Nu, nieko nepadarysim, mašiną nuvariau ten biškį toliau į pievelę. Žodžiu, labai įdomiai. Kol kas viskas tvarkoj. Taip sakant, laukiam. Karpiai kol kas neprieina. Manau, dar darysiu vieną pašėrimą kokį 2 valandą ir po to jau tik tai kokią 7. Taigi, bandysim kažkaip juos ištraukti iš to galo link masalų. Ką, pašaras beveik gatavas, įdėjau pelečių ir dar tirpstančių solublę Glory Fish boiliukų. Tai bus jau 4. pajautinimas. Galima sakyti 5. Šiandien 2 ir bus 5. Nu tai po kokią 10-15 spombų į tašką gaunasi, bet kadangi toks vėjas, tolimas tikslumas nukenčia, tai manau, per daug tikrai nebus. Kibimą.
Graibštė. Kągi, nu ką, lyja po biškį. Pirmas kibimas, artimas taškas, tigrinis riešutas. Žviniukas 7 kg. Būtinai reikia vaistukus panaudoti. Labai gerai. Susigundė, vėjas, matyt, oras biškį subjūro, tai biškį suaktyvėja žuvytė. Labai gerai. O to aš jums ir parodysiu grožį šitą. Štai jisai, meržuolis, 7 kg, žvynius. O, matau, čia žaizdelė yra, reikia papurkšti. Nu ką. Foto, leidžiam atgal, būsimą monstrą. Nu ką, kol kas audrą pragyvenom, galima sakyti. Daug šakų prikritusių, lapų, visko. Bet kol kas visi sveiki. Kaiminiam sektoriui tokia nemaža šaka nukrito ant palapinės ir palapinė dėja, bet neatlaikė. Kaip mato, čia irgi šakų prikrito nemažai. Bet kol kas pidučiau, taip sakant. Ir biški rimsta. Kiek jau čia 6 valandos. Taigi reikia ruoštis dar vienam pajaukinimui.
Jau čia galima sakyti, jau kaip ir vėjo nėra, nes buvo vėjas tai labai didelis ir ten medis vienas įvirto į vandenį normaliai, taip dar vienas, taip sakant, kliuvinys atsirado. Taigi kol kas kibimų neturėjau, taigi vėl ruošiuosi jaukinimui, dar čia nuo praeito pajaukinimo biškį liko, visko nesumečiau, nes vėjas labai pakilo, neėjo damesti. Kągi, darau dar vieną dozę, jaukinu, persimetu ir ką, lauksim tų išganytų kibimų. Ką, svarbiausia, tai buvo pakankamai stiprus vėjukas. Persimečiau, pasijaukinau. Ir va dabar visiškai atrodo, kad nieko ir nebuvo. Ramus vakaras, saulė leidžiasi, giedras dangus, debesiukai, vėjo beveik nėra. Kaip ta gamta greita ir permaininga. Nu, gal padovanos šią naktį arba vakarą šitas ežeras kažkokį tai laimikį. Labai to tikiuosi. Kągi, lauksiu su nekantrumu. Taigi, taip sakant, rytas po audros. Naktis palyginamai rami, daug šakų nekrito. Galima buvo miegoti, aišku, kai vėjo gūsis ateidavo toksai biški susigūžai, galvoju, kristam palatkis kad nors ar ne, bet niekas nekrito, viskas gerai ir 12 valandą kibimas buvo, ant kairės meškerės, ant stigro, toksai dežavų jausmas gavosi, bet traukiant taip pat kaip praeito sesijoje, irgi naktinis kibimas, ta pati meškerė, tas pats masalas, viskas tas pats. Ir betraukiant šoklyderis tik tai palėtė žiedą ir žuvis atsikabino. Taigi va taip, kažkaip nelinksmai, bet savaitgalis šito ežero gyventojams nelabai patiko ir nelabai jie norėjo išeiti iš saugių įlankų į va šitą, kur pašarai maitintis ir kibimų iš šartų vietų daugiau nebuvo, buvo, galima sakyti, iš viso 2 kibimai, tas pats masalas, boilių iš vis ignoravo boilius, karpiai. Nu ką darysi, ne visada būna taip, kaip mes norim. Dabar irgi toksai pusiau aprimęs ežeras, šuolių jau naktį nebuvo, žuvis toks vaizdis kažkur sulindo, neaišku kur, į žolės ar dar kažkur tai. Ar į gilį, nors gaudau šitom meškerėm, va, šitom kraštėjom 5,5 metro gilį gaudau, bet kibimų nebuvo. Tai tiek kol kas tų žinių. Sesija baigėsi, viską susikroviau, oras biški pasitaisė, saulutė lenda, šuolių nemačiau, kibimo daugiau neturėjau, buvo atėję kolegos iš kitų sektorių, naktį turėjo po kibimą, irgi atsikabino tiek vienam, tiek kitam. Taip kad žuvis tikrai atsargiai ima. Nėra čia taip paprasta, kaip atrodytų, bet pagauti visada galima. Taigi, tokia ta sesija. Džiaugiuosi, aišku, turėjau 2 kibimus, su vienu pasisveikinau, nedidelis, bet gražus karpiukas. Kitą savaitgalį planuoju į Ilgį, jeigu ten dar eis privažiuoti, nes čia girdėjau, kad vyrai net išvažiavo iš varžybų. Bet pasislėpti trumpam, ištraukė meškerės, kad nuo krentančių medžių pasislėpti. Žiūrėsim, kokia situacija, kiek žiūrėjau, miestuose irgi daug visokių išvirtusių audros padarinių pilna. Nieko, nu ką darysim, mes kažkaip čia atsilaikėm, gal dėl to, kad biški dauba, bet girdėjom, medžiai krito, šakos krito, nebuvo taip paprasta, kaimynams, kaip sakiau, ir palapinė kiaurai šaka perėjo. Nu, daugiau tokių didelių kažkokių incidentų nebuvo. Taigi, kas žiūrit mano video, spaudžiam like ir pasimatom kitame video.